Sveiki visi, aš esu Rafalas. Paaiškinsiu Jums, kas tai yra rezonansas ir kaip jis veikia. Per vienodą laiką apytiksliai pasikartojantys judesiai vadinami mechaniniais svyravimais. Kai išorinės jėgos dažnis sutampa su kūno laisvųjų svyravimo dažniu, išauga svyravimo amplitudė. Yra 5 rezonanso tipai – mechaninis rezonansas, akustinis rezonansas, elektrinis rezonansas, optinis rezonansas ir magnetinis rezonansas. Dabar išsamiai paaiškinsiu apie kiekvieną iš jų. Kai išorinės jėgos dažnis sutampa su matematinės svyruoklės laisvųjų svyravimo dažniu, išauga svyravimo amplitudė. Matematinės svyruoklės periodo apskaičiavimo formulė. Hipotezė. Jeigu periodiškai keisti svyruoklės ilgį, jos svyravimo amplitudė augs. Amplitudė išaugo kelis kartus. Išvada. Periodiškas keitimas svyruoklės ilgio didina jos svyravimo amplitudę. 1850 metais Prancūzijos miestelyje Angers buvo pastatytas 102 metrų tiltas. Per jį ėjo 480 kareivių. Jų žingsnių dažnis atsitiktinai sutapo su tilto laisvųjų svyravimo dažniu ir tiltas griuvo. Tai buvo rezonanso reiškinys. Žuvo 226 kareiviai. Aplankiau 10 tiltų Vilniuje ir užfiksavau jų drebėjimą, kai pravažiuoja mašinos ar eina žmonės. Liubarto tiltas. Geležinio vilko tiltas. Žaliasis tiltas.
karaliaus Mindaugo tiltas. Šyvo tiltas. Žirmūnų tiltas. Tiltas Stepono Batoro gatvėje virš upės Vilnelis. Tiltas Naujoje Vilnioje virš geležinkelio. Tiltas Naujoje Vilnioje Gerovės parke virš upės Vilnelis. Tiltas Naujoje Vilnioje Pergalės gatvėje virš upės Vilnelis. Apibendrinkime. Vidutiniai tiltų svyravimų dažniai. Visi šitie tiltai neviršija 10 Hz svyravimo normos.
Jeigu jūs gyvenate prie didžios gatvės, kurioje važiuoja sunkvežimiai, jūsų langai gali drebėti. Kad to išvengti, jūs galite priklijuoti plastilino gabalėlį ant langų. Tada sunkvežimio svyravimo dažnis nesutaps su jūsų langų svyravimo dažniu ir jie nebedrebės. Kai garso bangos dažnis sutampa su kūno laisvųjų svyravimo dažniu, išauga svyravimo amplitudė. Ausų testas. Žmogus be ausų sutrikdymų turi girdėti garsą, kurio dažnis yra nuo 20 Hz iki 20 kHz. Jeigu jūsų kompiuteryje turite garso kaunelis be basų, negirdėsite iki 100 Hz dažnio garso. Hipotezė. Jeigu trinti šlapiu pirštu vienu fužero kraštą, jis pradės drebėti ir perduos svyravimus kitam fužerui. Ant kito fužero gulintis dantų krapštukas irgi pradės drebėti ir nukris. Dantų krapštukas nukrito. Išvada. Jeigu trinti šlapiu pirštu vieną fužerą, jis perduos savo svyravimus tokiam pačiam fužerui, stovinčiam netoli. Magnetinio rezonanso tomografijos metu yra naudojamas stiprus magnetinis laukas ir radio dažnių bangos, kurių pagalba išgaunamas detalus vidaus organų ir minkštųjų audinių vaizdas. Buvau Vilniaus miesto centro poliklinikos diagnostikos skyriuje. Paprašiau papasakoti gydytojo radiologo Mindaugo Milė apie magnetinį rezonansą. Sužinojau, kad magnetinio rezonanso tomografija MRT
Vienas iš naujausių, pažangiausių ir saugiausių tyrimo metodų šiuolaikinėje medicinoje. MRT metu yra naudojamas stiprus magnetinis laukas ir radio dažnių bangos, kurių pagalba išgaunamas detalus vidaus organų ir minkštųjų audinių vaizdas. Šis tyrimas neturi kenksmingo jonizuojančios spinduliuotės radiacijos poveikio žmogaus organizmui. Magnetinio rezonanso tomografija pritaikyta atlikti galvos smegenų, stuburo, sąnarių, blauzdos, čiurnos, dubens, urogenitalinės sistemos, krūtų, pilvo organų ir kitų organų tyrimus. Ar MRT tyrimo metodas saugus? Magnetinis rezonansas yra neskausminga procedūra, kuri nesukelia jokių žinomų su ją susijusių neigiamų šalutinių poveikių. Magnetinis rezonansas gali būti atliekamas, kai paciento organizme yra širdies stimuliatorius, povedinis defibriliatorius ar dirbtiniai širdies vožtuvai, smegenų kraujagyslių metalinės kabutės ar metalinės plokštelės po neurochirurginių operacijų, kraujagyslių, akių bei ausų implantai. Bet kokie kiti metaliniai implantai, kurių sudėtyje yra geležies, nikelio, kobalto, reliatyvi kontraindikacija, nėštumas pirmos 12 savaičių, morfijaus, insulino ir kitų vaistų pompos. Ką daryti, jei yra plombų ar kitų dantų implantų? MRT tyrimas gali būti atliekamas, jei turite plombų ar kitų dantų implantų. Kaip vyksta MRT tyrimas? MRT tyrimo metu bus paprašyta atsigulti ant specialaus medicininio pagalvėlėmis iškloto stalo. Jums į rankas bus paduodama pompa, kurią paspaudę galėsite iškviesti tyrimą atliekantį technologą. Neišsigąskite skenavimo to girdimo garsų. Šie garsai yra normalu. Siekiant juos sušvelninti, ant galvos bus uždedamas specialios ausinės. Tyrimo metu reikia labai ramiai gulėti, norint išgauti tinkamus vaizdus ir juos įvertinti. Tyrimai magnetinio rezonanso tomografu trunka nuo 15 minučių iki 1 valandos. Optinis rezonansas. Lazeris tai įrenginys, spinduliuojantis koherentišką vieno dažnio fazės šviesą. Paprastai lygiagrečių srautų lazeris skleidžia monochromatinę vieno bangos ilgio šviesą. Lazerio dalis. Aktyvioji terpė. Aktyvioji terpė, kurioje pasiekta atomo apgrąžinė užpildą, gali sustiprinti per ją sklindančią mažo intensyvumo spinduliuotę iki 10 000 kartų. Aktyvioji terpė dedama tarp dviejų rezonatoriaus veidrodžių, kurie yra labai tiksliai orientuoti. Energija reikalinga atomo apgrąžiniai užpildai pasiekti, aktyvioji terpė gauna kaupinimo proceso metu. Priklausomai nuo lazerio tipo, kaupinimas realizuojamas tekant elektros srovei, vykstant cheminėms reakcijoms, apšviečiant ir kitais būdais. Optinis rezonatorius. Optinis rezonatorius tai veidrodžių sistema supanti aktyvėją terpę. Tik tam tikro dažnio spinduliuotė, sklisdama iš ilgai rezonatorius optinis ašis pirmin ir atgal, patiria rezonansą. Kartu šių dažnių spinduliuotė sudaromos teigiamojo grįžtamojo ryšio sąlygos, taigi kartu gaunamas veiksmingas stiprinimas. Elektrinis rezonansas. Įtampų rezonansas. Įtampų rezonanso metu pilnoji grandinės varža yra mažiausia ir yra lygi aktyviai varžai, o srovė teka stipriausia. Kai grandinės elektros srovės dažnis yra pastovus, įtampų rezonansą galima gauti keisdami induktyvumą arba talpą, kol bus patenkinta sąlyga, kuri vadinama įtampų rezonanso sąlyga. Kai grandinės parametrai induktyvumas ir talpa pastovus, įtampų rezonansą galima gauti keičiant elektros srovės dažnį. Tada rezonansinis dažnis gali būti apskaičiuotas.
Įtampų rezonanso reiškinys plačiai taikomas elektronikoje. Energetikoje elektros perdavimo linijose įtampų rezonansas tekant didelėms srovėms gali būti žalingas. Srovių rezonansas. Lyties srovę galima išskaidyti į dvi dedamąsias – aktyviąją ir reaktyviąją. Aktyvioji dedamoji fazė sutampa su įtampa, o reaktyvioji dedamoji fazė atsilieka nuo įtampos 90 laipsnių kampu. Kondensatoriaus srovė pralenkia įtampą kampu, kuris yra lygus 90 laipsnių. Bendroji grandinės srovė gali atsilikti nuo įtampos arba pralenkti, bet gali atsitikti ir taip, kad srovė sutaps fazę su įtampa. Tokiu atveju bus reiškinys, kuris vadinasi srovių rezonansu. Tuomet bendroji grandinės srovė bus lygi tik aktyviai dedamajai. Apibendrinimas. Šis reiškinys pasitaiko gana dažnai kasdieniame gyvenime. Rezonansas gali būti tiek naudingas, tiek žalingas. Naudingas jis esti tada, kai reikia padidinti svyravimo amplitudę, pavyzdžiui, specialiais vibratoriais kalant polius, ardant kelio dangą, plaukiant gruntą. Nenaudingas mašinų, pastatų, tiltų bei kitokių įrenginių suirimo priežastis. Elektros variklių arba garo turbinų greitai besisukiančios detalės gali subyrėti, jeigu bus blogai centruotos, nes dėl to jų savųjų svyravimo dažnis gali atsitiktinai sutapti su variklio ar turbinos svyravimo dažniu. Siekdami išvengti pavojingų rezonanso padarinių, konstruktoriai iš anksto apskaičiuoja mašinų bei įrenginių savąjį dažnį, kad eksploatuojant tuos įrenginius rezonansas nepasireikštų. Kariniams daliniams draudžiama per tiltus žygiuoti koja kojon. Ačiū už dėmesį.